Dabar mes jums parodysim, kaip reikėtų įvesti naujus klientus ar naujas paslaugas. Taigi, įvesti sąskaitą ir ją įspausdinti mes jau puikiai mokame. Dabar mums reikėtų eiti į korteles. Kortelėse paspaudžiame klientus. Pažymime visi ir nusiskaitome visus klientus. Dabar turime visų savo klientų sąrašą. Kiekvieną iš jų mes galime atidaryti, pasižiūrėti, už kiek jis yra mums skolingas. Tas, aišku, labai įdomi funkcija ir naudinga. Štai pažiūrime kliento vardu Jonas Jonaitis kortelę ir paspaudę Ctrl+J mes galime pasižiūrėti, kokia jo skola. Jis mums dar neskolingas ir, kaip dėmesį, bendras kredito limitas nėra kontroliuojamas. Jeigu mes pažymėtume specialioje grafoje kontroliuoti kredito limitą, tuomet galėtume užsiduoti, tarkime, kažkokio tai dydžio kredito limitą, 3000 litų, ir griežtai tikrinti, kad mes jo neviršytume. Tas, aišku, be jokios abejonės būtų mums naudinga. Bet mes jums parodysime, kaip įvesti naują klientą. Tarkime, geriausia yra nukopijuoti jau esamą klientą. Tarkim, pasižymite šitą klientą, spaudžiate čia, įvedant naują, kopijuoti, spaudžiame įvesti naują ir belieka tik pasitaisyti kai kurias grafas. Tarkime, reikėtų pradėti nuo kliento kodo. Tai, tarkime, būtų klientas pavardė Stasys Stasevičius. Rašome Stasevičius. Stasys Stasevičius. Rūšis yra pirkėjas, galime įsivesti trumpinį, jums tai patogu. Čia būtų patogiausia naudoti kliento asmens kodą, tarkim, kokie. Tarkime, jis toksai. Gatvė būtų, imkime, Palangos gatvė. Namo numeris 13, buto numeris taip pat 13. Vietovė tegul būna Kaunas. Žinoma, kad pono Stasio Stasevičiaus atstovas yra jis pats, galėtų būti žmona, tokiu atveju. Pasikeičiame atstovą. Verta įrašyti čia jo interneto adresą, telefoną, mobilųjį telefoną ir faksą. Kuomet viską užpildome, tiesiog paspaudžiame išsaugoti ir klientas mums yra naujas išsaugomas. Belieka jam išrašyti sąskaitą ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjote.